Kiekvienas iš mūsų nori surasti tokį darbą, kuris leistų uždirbti, kuris patiktų, būtų įdomus, kuriame galėtume augti ne tik kaip profesionalai, bet ir kaip asmenybės, kaip žmogus. Ir daugelis iš mūsų į vieną sritį labai stipriai spjauna. Spjauna ta prasme, kad rinkdamiesi, kuo jie nori būti, net nesvarsto tokios galimybės kaip pardavėjai. Visi yra susidūrę su įkyriais pardavėjais. Niekas nemėgsta įkyrių žmonių. O įkyrių pardavėjų, kurie skambina, siūlo, prašo kažko, tai niekas nenori su tais žmonėm bendrauti. Ir čia yra dar vienas toks sudėtingas momentas, dėl to, kad prasti pardavėjai, jie yra sukūrę apie save tą blogą įvaizdį. Kaip sako, kad šaukštas deguto pagadina medaus statinę. Aš matau didelę prasmę dirbti pardavimuose. Ir tai daugelis žmonių to neapčiuopia. O prasmė tame, kad tu sprendi kitų žmonių problemas. Tu padedi kitiems žmonėms išspręsti jų tikslus. Ir va tada žmonės, kurie pagauna tą tikslą, tą prasmę, jiem sekasi dirbti pardavimuose. Jeigu jums tenka bendrauti su vadovais, paklauskite jų, kokių profesijų žmonėms labiausiai trūksta. Ir suprasite vieną labai svarbų dalyką, kad labiausiai trūksta pardavėjų. Daugelis vadovų pirmiausia pasakys, kad trūksta žmonių, kurie gali, moka ir nori pardavinėti. Ir tokie žmonės yra aukso vertės. Mes norim padaryti, kad tos pajėgos, kurias pasirenka įmonė, arba, kitaip pasakysiu, tie žmonės, iš kurių formuoja įmonės pajėgas, jie būtų kaip įmanoma labiau tinkami tai pozicijai, kurios ieško. Ir mes norim, kad talentų kartos žmonės būtų tie, kurie supranta, kad pardavimas yra įdomus darbas, kad tai yra gera profesija, kad jiems ten patinka ir kad ten jie gali ir tobulėti, ir pasiekti pačių didžiausių aukštumų, ar karjerą padaryti, ar tapti kokiu nors labai gerų specialistų tam tikros srities. Ir mes manom, kad iš tokių žmonių suformuotos pardavimo pajėgos, jos bus nepalyginamai efektyvesnės. Programoje dalyvaus 300 pardavėjų, 300 žmonių. Ir 3 mėnesius jie darys įvairiausius užduotis, kurių pagalba jie galės lavinti savo kompetencijas, aptikti, ar jie gali būti geri pardavėjai. Ir 75 žmonės iš visų 300 žmonių mes įdarbinsim. Tai yra, tie žmonės bus įdarbinti įmonėse, kurios labai teisingai žiūri į pardavimus. Jeigu tu jauti daugiau širdimi negu protu, kad tu nori pabandyti, jeigu turi energijos, jeigu turi entuzijazmo ir jeigu tu jauti, kad gyvenime tau patinka daryti pardavimus, kaip sakyti, tu turi įtakos kitiems žmonėm, tai aš to žmogaus vietoj tikrai pabandyčiau ateiti.